Štai čia, Rokiškio miesto ledo arenoje, kol kas matome tik teliškuojančias vandens balas, kurioms greitai užšalus Rokiškio miesto svečiai, gyventojai bei sportininkai galės pradėti dar vieną čiuožinėjimo sezoną. Dabar girdim ūžesį, tai veikia generatoriai, kai tik yra pradėtas ledo paruošimo procesas. Yra kilimėliai, kurie yra užpildyti specialių skysčių ir dabar yra jie atšaldomi ir po truputį bus pradėtas pilt vanduo ir taip auginamas ledo sluoksnis. Tai manau, kad per savaitę laiko bus paruošta čiuožykla ledas jau tiek sportininkam, tiek norintiem miestelėnam ateit praleisti laiką čia pačiaužyti. Rokiškio savivaldybė šiais metais skyrė 50 000 eurų lietaus vandens sistemos tvarkymui, kurią statant areną nebuvo tinkamai pasirūpinta. Šiais metais 50 000 eurų skyrėme tam, kad įrengtume lietaus vandens surinkimo sistemą, kadangi statant šią areną ir statant stoginę to nebuvo padaryta, nebuvo apie tai pagalvota ir visas lietaus vanduo nubėgdavo tiek į aplinkinių gyventojų namų kiemus teritorijas, tiek į gatvę ir šaligatvį, taip padengdamas, sudarydamas tiek ledą, tiek nepatogumų aplink gyvenantiems žmonėms. Tai šiemet tą problemą išsprendėme. Šiais metais lietaus vandens sistemos atnaujinimas nėra vienintelis. Arena šiemet nusipirko ir ledo valymo mašiną. Ledo valymo mašiną mes vieną turim, bet jinai labai sena ir pernai metais mums kone kas antrą savaitę gesdavo, tai turėjom daug vargo ir daug problemų su ja. Ir šiemet nusprendėm įsigyti kitą ledo valymo mašiną, o ją pasirinkom pernai metais. Taip pat buvom, kai mūsų mašina buvo sugedusi, išsinuomoję iš Panevėžio irgi ledo valymo mašiną, kur jinai tikrai geresnė, jos techninė būklė kur kas geresnė ir nusprendėm, kad visgi mums reiktų dar vienos ledo liejimo mašinos, kad turėtume dvi. Aišku, šita naujoji bus pagrindinė, su kuria liesim, o senąją tiesiog pasiliksim nenumatytėm atvejam, jeigu kartais atsirastų irgi gedimų ir šiai mašinai. Ledo arenoje durys bus atveriamos ne tik miestiečiams. Sporto centro direktorius džiaugiasi, kad galimybė Rokiškio ledo ritulio komandai ir dailiojo čiuožimo sportininkams treniruotis gimtajame mieste taip pat yra. Savaitgaliais taip pat yra treniruotės, taip pat tų pačių ledo ritulininkų treniruotės, taip pat vyksta dailiojo čiuožimo treniruotės. Čia atvyksta pas mus iš Panevėžio trenerė, kuri vykdo veiklą su vaikais. Ir savaitgaliais taip pat atveriama arena rajono gyventojams, kurie ateina čia pasičiaužyti ir pasimėgauti ledo pramogom. Daugiau apie Rokiškio ledo arenos darbo laiką, treniruotes ir kainas galima rasti Rokiškio sporto centro puslapyje.